Sveiki, mėly Netiks TV žiūrovai. Šiandien mes kalbamės apie magiją, burtus ir horoskopus. Kuogi tikėti? Klausėme tikro Raganiaus, Leopoldo Malinausko. Kodėl didelė dalis žmonių netiki horoskopais ir burtais? Jeigu jis gražiai taikiai gyvens ant sofutės visą gyvenimą ir žiūrės Santą Barbarą, tai jis gali ir nepatikėti. Bet jeigu jį vieną gražią dieną trenks į sieną, tai jisai į daug ką pradės tikėti ir daug ką pradės kitaip daryti. Bet ar jūs manot, kad verta žmonėms tikėti ar neverta tais horoskopais? Visą laiką žmogus linkęs numatyti, kas bus, jeigu jis padarys tą arba tą. Ir tai yra žmoguje ir to neatims. Ir aš manau, kad dar po 1000 metų vėlgi žmonės norės žinoti, kas bus, jeigu aš atliksiu tą ar tą. Ir rezultate jie ateina klausti. O ar paprastas žmogus, radęs internete ar žurnale kažkokį burtą, gali išsiburti, sužinoti savo ateitį teisingai, tiksliai? Žmonėms palikta tokiuose svarbiausiose kalendorinėse datose palikta teisė pasižiūrėti, kas bus. Ar būtų galima kaip nors išsiburti, sužinoti savo sesijos rezultatą arba pagerinti tą sesijos rezultatą? Be abejo, galima netgi ir įtakoti sesijos rezultatus, jeigu norite. Galima veikti dėstytoją, ir jeigu jūs tik žinosit technologijas, jūs galėsit paveikti dėstytoją, kai jis parašytų jums, ką reikia. Tiesa, po to jis paklausęs, kodėl jis jums tai parašė, jis negalės paaiškinti. Ar sunku to išmokti paprastam studentui? Ne, mes tai darom kasdieną. Labą dieną. Kaži kokia, bet sakom, kad būtų, taip? Geros kloties, taip? Gerai išsilaikyti egzaminus. Išsilaikot, ne? Mes galim modeliuoti įvykius ateityje taip, kaip mums reikia. Raganiaus nuomonę išgirdome. O ką apie magiją ir horoskopus mano gatvės praeiviai? Eikime ir paklauskime. Sveiki, ar tikite horoskopais? Ne, nes visiems žmonėms negali būti toks pat. O skaitat? Skaitau. Taip. Kodėl? Man visada įsipildo. Ne. Kodėl? Todėl, kad informacija tokia neapibrėžta dažniausiai būna. O ar paskaitai? Gali būti jo. Negali būti pritaikoma, gali būti ne. Tai įvairiai būna. Ar tikit horoskopai? Taip. Kodėl? Kodėl? Aš tai netikiu. Kodėl netikit? Nes nepasitvirtina tai, ką jie rašo. O ar skaitat? Taip. Skaitom. Tai kodėl skaitat, jeigu netikit? Dėl įdomumo tiesiog. Magija burtais tikit? Ne. Tikite burtais magiją? Kažkiek, bet ne taip kaip horoskopais. O kokių žinote burtų? Nežinau, nebent per kūčias kai būna. O daugiau tai kažkaip nesinomėjau labai. Burtais magiją tikit? Kad yra kažkoks tai pasaulis, tai taip, tikrai. O kad jau ten domiuosi, tai ne. Tokia informacija man... Vienintelis turbūt burtas, kuriuo tikiu, tai kur rodo per televiziją, kur ten Mind Freak. Tai turbūt vienintelis žmogus, kuris atrodo, kad įtikinamai daro šitos visus burtus. O jūs? Copperfieldas geras. Per kokią laidą rodysit? Studentų televizija Netiks TV. Yes! Taigi vis dėlto atėjus sesijai mes nesiūlome kerėti dėstytojų. Geriau nuoširdžiai pasimokykite.